Sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš Tadas ir šiandieną mes esame vėl VCH Private serveryje. Ir šiandieną, endermas. Šiandieną norėčiau jums parodyti, kaip pastatyti šitokį wheat farmą. Tai va, jeigu norite šitokio automatinio wheat farmo, tai tada žiūrėkite video. Tai va, let's activate this shit. Boop. Ir viskas va nusirenka. Suplaukė pas mane. Blema, ne viskas. Didžioji dalis pas mane ir suplaukė. Va. Tiesiog, telieka tiesiog ateit pabėgiot susirinkti, aišku, vėl išjungti laverį. Ateit čia pabėgiot susirinkti viską. Ir viskas. Taigi, šokime tuomet į video. Taigi, ko jums prireiks? Na, tai pažiūrėkime. Apie 2 stekus stone brickų. Pusės steko tikrai užteks stone brick slabų, stek cobblestone, redstone, 6 pistonai, 7 redstone repeateriai, man rodos netgi mažiau reikės, redstone torčiai, apie steką dirto, apie steką seedų, aišku, žymiai mažiau tikriausiai prireiks, leverių, bucketą, torčią, na ir be abejo neišsenkantį vandens šaltinį. Taigi, išsiimkime visus šios dalykus pas save į inventorį. Blema, netyčiukas. Ir, na, tai, palaukit. Užkasiu Petro bulvių. Kur tas? Petro bulvės, taip, nes labai jau alkis mane jau prispaudė. Labai išalkau. Va. Kaip jeigu pastebėjote, mano HP neatsistatinėja dėl to, kad serveris yra ant ultra hardcore moda. Tai va, gerai. Enough trash talk, pradedam daryti. Jums iš pradžių reikės pasidaryti 12, taip įploti 12 blokų ilgumo juostelę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Taip. Ant tų 12 stone brickų juostelės reiks dėti pistonus 6. Na, reiks dėti pistonus. Va, pistonai dedas taip, vienas iš šono taip, 2 laisvi, vienas iš kito šono, tada vėl jie nugaram, vėl remiasi, vėl 2 laisvi, taip, nugaram, nugaram remiasi. Sunaikinau pistoną! Da fuck, rimtai. Vis dėlto viskas gerai, pistonas susigrąžinau, tai va, tęsiam. Paskutinis taip dedas, gerai. Tada einam vėl tokią pačią juostelę pasistatom, uždengiam šitą vietą, sumetam repeaterius, zombies ir tada sujungiam visus su redstone. Taip, palaukit, nukirsta fucking zombie. Vat dar vienas. Tęsiam. Tada dedam po šitais visais, va čia prakirsta ta juosta viena. Dedam čia redstone torčą ir ką jis daro, tai sujungia visus tos pistonus. Tada pasiemam savo išmanųjį bucketą, iš savo, aišku, naudodami savo neišsenkamų šaltinių vandens ir pripilame į tuos 2 vandens ir taip, kad nebūtų jokios srovės, kad jie taip ramiai savo ten tekėtų. Po viso šito gražaus dalyko siemam savo stone brickus ir dedam čia va tai va. Ir turi eiti 8 blokai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Taip. Ir 8 iš kitos pusės. Aš jau nebeskaičiuosiu, tiesiog lygiai sudėsiu juos čia. Blema, FPS dropai. Tada pasiėmus savo stone brick slabus ir dedama per šitų susikirtimų vidurį. Taip, kad jie būtų iš viršaus. Taip, gerai, viskas uždengta. Ir dabar čia dar dirtą sudedam. Tai biški, neišėlės viską darau, bet tai, na, viskas einasi pagal planą. Taip. Sudedam dirtą, čia bus mūsų gražieji vytai, mūsų javai, iš kurių valgysim, kad nebaldautume ir kad visų geriausia, aišku, dalis yra tai, kad mums nereiks nieko ten įminėti, kirsti ir taip toliau. Blema, šitie vis dėlto, šitie netaip turi būti.
čia reikia iškirsti šitą vat cobblestone'ą, kurį pastačiau prieš išgriaunant viską, kad parodžiau, kaip pastatyti. Tai jo, šitą cobblestone'ą vietoj dirto reikia iškirsti. Na, gerai, iš karto tada iškartam jį, kad vėliau nereiktų. Ir uždedam dirtą. Taip, čia tai vat viskas dirba. Aha. Dedam čia dirtą. Dėkis. Velniukštitų. Aha, gerai. Čia vėlgi. Taigi, va, pagaliau sudėjome tą savo nelemtą dirtą ir pabandom nukirsti tą savo torčią ir paleisti vandenį. Pažiūrėti, kaip jis tekės. Va, matot, jis teka iki 8 blokų. Taigi, viskas yra puiku. Viskas, ką man rodo. Viskas kol kas einasi labai gerai ir viskas pagal planą. Taip, toliau redstone'as. Iškretam šitą bloką, tada čia vieną ir taip 2. Ir va, aš kadangi darau iš šitos pusės, šiaip eis mano visas redstone'as ten. Bet iš tikrųjų tai nėra būtina. Toks metas redstone'as, tas va, torčas, jis gali būti bent kur. Jis svarbiausia, kad jis būtų. Norit iš tos pusės dėti. Norit, jeigu iš tos pusės, kad būtų dedat iš tos pusės, jis vis tiek veiks. Sando vis tiek dirbs. Kadangi aš dedu iš tos pusės, tai man yra aišku patogiausia, bet iš tos pusės ten viskas vėliau man bus labai patogu. Tai va. Kertam čia tą cobblestone'ą savo, kuris čia buvo pastatytas, aišku, tiem tikslam, šito tutorialo tikslam. Aha, gerai. Padarom taip, čia išeinam. Šit kaip ir va tai va. Jo. Ne, va tai va vis dėlto. Jo, va tai va. Čia vėliau eina taip. Ir tą patį dalyką atliksime šitai pusį. Bet, na, jo, supratot. Pagavot esmę. Taip, tada buketo mums jau nebe... Ai, dar buketo mums prireiks, taip. Tęsiam... O, blema, ne čia pasačiau. Tęsiam savo visą redstone'ą iki va štai šitos vietos. Čia reikia... Gal redstone'ą. Sadam vieną cobblestone'ą. Uždedam redstone bloką. A, blema, ir vis dėlto vis dar toliau vienu. Šitaip. Ne. Klystu. Va štai taip. Jo. Ir ką mums tai duos? Na, taigi, tai bus, va, idealu. Va. Pasiemam tada leverį. Leverį statome štai čia. Taip, visas redstone'as, kuris eina iki čia, bet aišku, mums va čia va ir būtent prireiks mums to repeaterio. Kažkur čia jį padėdami, man rodos, jeigu nepastačiau per toli. Taip, va, tas vanduo pradeda tekėti. Ir tas vanduo nutekėdamas, čia aišku bus vytai užaugę. Ir tas tie užaugę vytai, vanduo aišku pratekėdamas, visus vytus suplaukdins man čia. O kaip jis juos suplaukdins, toj parodysiu. Va čia va turim prasikirst va šitokią skylę. Nu, ne skylę, galbūt ne taip išsireiškiau. Taip, va čia turi būti tokia juostelė. Ir va čia va, kai matot vėl cobblestone'as yra pastatytas tik tiem va tikslam, tutorialo. Va. Taip, va šitas va turi būti čia. Na, pasiemam vėl savo išmanų į kibirą. Ir ateina prie savo išminties vandens, kuris niekada nesibaigia. Stebuklingas vanduo. Stebuklingas vandens šaltinis. Ir taip. Dedam iš šitų dviejų pusių. Iš tos ir iš anos. Vanduo pradeda taip sutekinėti. Tada vėl pasiemam savo kibirą. Ir dabar, va dabar bus biškai sunku. Vėl mes galim šiaip tos slabus nukirst. Ir va čia vėl cobblestone'ą. Vėl kaip man dėti, nes būtų ir vėl dedam. Ir va tol jį reiks sudėliot, kol va ten toks metas srovėjai bus tokia va, kaip ir va tuose va pistonuose. Mums teliko paslėpti ir jums aišku pademonstruoti, kaip visa tai veikia. Visa magija. Ir tai šiaip yra gana patogu, aš tai tikrai šitą fermą naudosiu ir aš niekur nepradanginsiu. Ja, aišku, gal ir matysite mano
vėlesnėse video. Ir taip, dabar mums vėl reikės savo kibiro ir vandens ir visą taip pat pakartojam. Tai va, šią pusę padarėm ir dabar kas mums teliko, tai yra su slabais vėl jas per naują uždengti. Aišku, gal truputį kvailai pradžioj pasilgiau, kad taip darau, bet tai, na, bus tų slabų, bus tų pikeksų, nesvarbu. Svarbiausia, kad viskas būtų mums pagal planą. Taigi, viskas lyg ir jau eina į pabaigą. Na, vėl išbandome savo dalykėlį, savo fermą automatinę. Ir tas vanduo tekėdamas čia, man visus vytus jos automatiškai išgriauna ir man viskas suplaukia va čia. Tai va, gal jinai nėra pati tobuliausia, vis tiek tu turi į vandenį sušlapinti savo kojas gražiasias, kad apsimtos vytus, na, bet tikrai jinai yra pakankamai automatizuota tokiam tinginiui kaip aš. Tai va, dabar teliko mums viską tiesiog paimti ir paslėpti. Štai tai vat jie iš tikrųjų turi būti ir vat šitie vat čia vat užsidengia šitaip ir va, na va tai va mūsų turi būti fermas atrodyt. Va gerai, tada išrausiam visą žemę gražiai. Greitai, nes nenoriu, kad labai ilgai video užimta. Taip. Ir tada sydus greitai sudedam. Taip, nes tikrai, jeigu trūks šviesos šitai fermai, jie tiesiog nesistatys sydai. Šitą tikriausiai žinote visi. Jeigu nežinote, tai va, jums tai paskau, nes tikrai torčių nepagailėkit čia, nes turi būti pilnai apšviesta, negali būti ten kažkokia, nu, negali būti šviesos trūkumo, kad, nu, šitą duoną augtų. Neužteko, va, dar stega turiu. Tai va, taip nelaukiam, kol jie užaugs, tada va. Šitai va ir dirba, pasileidžia vanduo. Visus tuos sydus nuplauna ir jie atkeliauja, na daugumą atkeliauja pas mane. Va, gal nėra idealus šita ferma, bet na jinai man patinka. Va, susirenki greitsau, čia aišku per kelis dabėgi, išsijungi leverį, dabėgi, pasiemi, viskas tvarko. Tai va, tikiuosi jums patiko šis mano, na, su daug feilų, bet vis dėlto mano, taip padarytas šitas tutorialas, tai va. Tikiuosi jums patiko, ačiū, kad žiūrėjote mano video, su jumis buvo aš Tadas ir iki kito pasimatymo.